televizijos žiūrovai. Labas vakaras, mieli žaidėjai. Štai kokia vyriška kompanija graži pirmajam pusfinalyje. Kaip įprasta, trečiadieniais per BTV. Televizijos žaidimas visai šeimai. Taip ir ne. Sveiki atvykę. Pirmame pusfinalyje, tokia linksmoji tikrai pora, be jokios abejonės. Tai jau Stasys jau kaip tik ir patvirtina. Stasys Petraška ir Antanas Nedzinskas. Prie baltojo stalo. Stasy, seniai matėm, bet puikiai žaidėt, o Antanas, kaip suprantu, šiandieną debiutuoja. Taip, šiame žaidime debiutuojam. Gerai, tai gero jums debiuto, kadangi tikrai puikiai iš ekranų pažįstami veidai. Manau, kad susipažinti labiau turime štai prie juodojo stalo vienas naujas veidas, o prie juodojo stalo pora, kurią sudaro Remigijus Valčiukas iš Tauragės ir Rimantas Šmigelskas iš Marijampolės. Pone Rimantai, kaip sekasi gyvenimas? Vis dar sekasi, taip. Stabiliai. Labai gerai. O kaip jums, ponė Remigijau, iš kur atvykot? Iš Tauragės? Ką ten veikia? Ne visai iš Tauragės. O iš kur? Aš praktiškai iš tikrųjų gyvenu ten, kur yra seniausias Lietuvos muziejus. Ai, tai Baubliuose? Taip. Tam pačiam Baubly? Ne, tam pačiam Baubly. Ne, šalia, netoli. Gerai. Tai kilometras. Tai tikiuosi, kad šiandien labai nebaubsit, nes mums reikės kaip galima tikslesnių ir taiklesnių ir vienos ir kitos poros klausimų. Taip, kad dabar, matyt, laikas jau pažintims baigėsi, laikas pradėti žaidimą. Prieš tai, aišku, visiems labai įdomi tema. Pirmieji mūsų žaidėjai šio vakaro, visi atsakymai bus kažkaip susiję su tais, kurie turi 6 kojas. Kas tai? Vabzdžiai. Vabzdžiai. Taip, Stasy, tai vabzdžiai. Vienaip ar kitaip susiję su vabzdžiais visi atsakymai. Tema labai įdomi, be abejo, tai pati gausiausia gyvūnų karalystės grupė, jų yra labai daug rūšių, bet aš manau, kad šiandieną tuos klausimus jūs gvildensit kaip riešutus. Jūs pasiruošę? Jūs taip pat? Sėkmė žaidime ir pirmasis pirmojo pusfinalio prizas. Kolistar kosmetikos priemonių rinkinys, blakstienų tušas ir talaso šveitiklis patogioje kosmetinėje. Na štai, prizas aiškus, jūs pirmieji pradėsit. Žinomas žmogus. Prašau. Automobilio kūrėjas? Ne. Žinau, Antanas yra senų automobilių mėgėjas, bet tai ne tas, kuris sukūrė garsų į automobilį. O gal tai artistas? Ne, jisai ne artistas. Plačiaja prasme. Plačiaja prasme taip, labai plačiaja prasme, labai. Nevarėkojas bus. Jau spėjate, ne? Gerai. Rimantas įkalbėjo savo jaunesnįjį, tiksliau debiutuojantį poros žaidėją, spėti, kad tai yra kas? Varėkojas. Varėkojas. O koks yra vabzdys? Negirdėjau tokio varėkojo ir labai greitai Remigijus, taip, Rimantą palieka vienas. Taip, Remigijau, prisėskit, prašau, atsigaidinkit sultimis. Na jau, kaip sakant, paišlaidaukit. Elmenhorster Vital suteiks jėgų visam žaidimui ir netgi po jo. Na štai. Stasys Petraška ir Antanas Nedzinskas kažką audringai tarėsi, gali tartis dar. Ne, tai mes, manau, reikia mums aiškyti, iš kur tas žmogus iš tikrųjų yra. Kas per veikėjas? Jo, tai gal jis iš Lietuvos? O taip, jisai yra lietuvis. Nu, tai kaip ir lengviau. Nuo to reikia pradėti. Na štai. Gal tai kino režisierius? Taip, šis žmogus yra kino režisierius. Tai Vabalas. Jau spėjat ir jeigu nepataikysit, Einam pas kolegą. tai tada ait nereiks, tiesiog šį tašką automatiškai laimės jūsų varžovai. Vabalas, o vardas? Raimondas. Vardas užlūšo. Raimondas Vabalas. Taip, tai Raimondas Vabalas. Puiku. Remigijau, galite grįžti. Raimondas Vabalas, vienas žinomiausių iškiliausių Lietuvos kino režisierių, sukūręs tokius kino filmus kaip Marš, Marš, Tratata, Laiptai į dangų, na ir be jokios abejonės viena iš žiūrimiausių Lietuvos kino istorijoje Skrydis per Atlantą. Tai Raimondas Vabalas. Na štai, turite pirmąjį taškelį ir
gali būti, kad po antrojo raundo iškart keliausit į finalą, jeigu laimėsit 2-0. Bet varžovai tikiuosi, kad to neleis. Ir mes stebėsime labai įnirtingą ir atkaklę kovą. Dėmesio, antrasis raundas ir antrasis prizas. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Taigi prizas aiškus ir antrasis raundas. Juodieji pradeda. Žaidimo tema vabzdžiai. Vandens telkinys. Prašau. Lietuvoje jisai? Taip. Ar tas vandens telkinys yra Alytaus rajone? Nu, Dzūkijoj. Taip. Taip, jisai yra Dzūkijoje. Einu ten, Dusios ežeras. Nereikėjo, tai Duse. Taip, tai ežeras Duse. Jo. Jis ribojasi su 2 rajonais. Taip, Lazdijų. Liucijai paviliau. Iš tiesų, labai tiksliai sužaidėt, nedavėt šanso varžovams, rezultatas 1-1. Kolorado upė atkrito, upė Musė taip pat, bet jūs pataikėt į ežerą Dusę. Na ką, tuo įdomiau mūsų žaidime. Ir dabar viską lems baltas gaubtas, kas po jo. Štai, pirmojo pusfinalio kulminacija. Kol kas labai greitai gliaudo mūsų klausimus žaidėjai, 1-1 ir jūs pradėsit. Ta pora, kuri atsakys, keliauja į finalą ir laimi šį prizą. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai. Rafinuotos skonio sintezė. Na ką, Stasys ir Antanas. Pirmieji klausia. Antanas jau laimingas, jau matuojasi laikroduką, jau kaip ir gerai. Tai turbūt aš tradicijai savo klausimą klausiu, žinant jūsų klastingumą. Na. Kaip ir aną kartą, ar tai yra iš vienalytis daiktas? Iš vienos, kaip sakant, medžiagos padarytas? Ne, jis nėra vientisas tas daiktas. Nu, viskas, aš supratau. Gal jį galima pavadinti įtaisu? Prietaisų. Ne, tikrai ne. Tada ne. Tai ar tai susijęs su skraidančių vabzdžių? Taip, šie vabzdžiai ir skraido. Tai bandygai. O gal jie, šitas vabzdys, pirmus metus gyvena vandenyje? Ne. Ar jis perkeltinė prasme klausosi? Ne. Ar, mes klausim, ar ne? Aš žinau, aš supratau, ką jūs turite omenyje. Ne. Bet tai čia nėra vandens vabalas. Ne. Tai nei vandens, nei vabalas. A mes paklausim, o gal čia natūroje tas daiktas? Natūroje tas daiktas čia? Taip, iš čia visas yra. Ne, aš turiu, kaip jūs seną kartą skorpioną ten įdėjo, tai čia gal irgi tas vabzdys įdėtas? Ne. Čia esančio daikto pavadinimas yra tiesiogiai vabzdžio pavadinimas. Ne. Ne. Tas daiktas padarytas iš popieriaus? Ne. Nu, tipo pagamintas. Tipo ne. Vis tiek tipo ne. Tas iš popieriaus. Jis yra originalus, natūralus, taip? Taip. Jis čia visas yra. Bet ta prasme nepagamintas, o... Originalus, natūralus. Ne. Prašau. Ar tas daiktas laikysena tvarko žmogaus? Ne. Gal tas daiktas skirtas, kaip pasakyti, tam tikrą prasme, kovai su vabzdžiais? Ne. Ne. Aš vis tiek paklausiu labai kitrai, nors nežinau, pats, ką tai reiškia. Ar tai yra plėvasparnių būriam vabzdys? Aš atsakysiu taip pat, kaip paklausėt. Tie, kurie skraido, tai turi plėvėtus, sakysim, tuos vat. Aišku. Sparnus. O gal čia yra medžiagos gabalas su to vabzdžiu? Ne. Šviečia? Ne. Ir nešviečia. Jis kenkėjas yra, parazitinis.
tas vabzdys? Paprastai ne. Jis naudingas, bet gali būti ir parazitas. Čia mane buvęs Seimo narys sako, paklaus taip, aš ir pabandysiu paklausti taip. Pabandykit. Ar tas vabzdys yra taškuotas? Taip. Ne. O gaila. Gal tai garderobo detalė? Ne. Tai ne kažkas iš drabužių, ne. Ar tai iš viso su vabalais susiję, pavyzdžiui? Nu, kaip yra vabalai ten? Žinau. Daug ten jų tų rūšių. Tai Daug. Bet su vabalai šitas, kas yra čia, nesusiję. Matau, viskas aišku, ačiū. Tas vabzdys iš tų, kaip jie ten vadinasi, nu, ne, kietas sparnių. Ne. Kur kankomaris ten buvo žemės. Ne. Apie tą vabzdį yra sukurta daina. Čia geras klausimas, žiauriai. Apie daug yra sukurta. Manau, kad tikrai yra. Yra, ne? Dabar nepasakysiu. Žinau net vieną dainą, kur minimas tas. Yra. Ar minimas, ar pavadinimas? Minimas, bent pavadinimo aš negirdėjau, bet tikrai rastume, nes Magnetas. labai jau žinomas tas vabzdys. Dar reikia klausti, ar nešame. Bet tai jau kas jį. Bet tai gali būti ir kamanė. Irgi labai. Bet jį neneša. O tas vabzdys tinklų nemesga kartais? Ne, Ir tas ne. paprastai ne. Ir medaus neneša. Netingi. Ir medaus neneša, labai gražiai. Kas neša tada? Kas tai iš vis veikia? Ne, ne taip iškiai. Gal tas daiktas valgomas kartais? Taip, tas daiktas yra valgomas. Gerai, tai tas daiktas valgomas yra iš, kaip čia pasakyti, iš tų... Lietuviškai net nemoku. Nemiltiniai, kaip ten... Tai gerai ir klausit. Iš tų miltinių patiekalų, tipo, ten, kur miltai įeina į tą sudėtį. Taip. Kas gali būti iš tų? Čia kai kurie klausimai jūsų pačių paklausyti, šiek tiek pačius jūs įvarė į kampą, bet dabar jau jūsų pareiga iš to voratinklio išsikapanoti. Jisai desertai naudojamas? Taip. Mes reikia būtų apie vabzdį paklausti. O tai kaip jau? Nežinau, kaip jūs sakysite, ar dydį, kaip parodyti, nežinau, kaip parodyti. Iš tų didžiųjų vabzdžių jisai? Ne. Ne iš tų didžiųjų. Ne. Tai čia iš tų... Tai jau kaip kepinio pavadinimas bendrinis. Taip, jo kaip kepinio Ne tai, pavadinimas. kad kaip tortas būtų pavadintas. Bendrinis. Kaip kepinio pavadinimas. Bendrinis. Tai kas? Prašau, Stasys Petraška. Kas dabar? Klausėm! Palaukit. Kas? Užtrumpino Ačiū, Rimai. elektra? Viskas. Kas? Bet čia toks mažiukas, jis galiu tilpti net keista. Nu, ja. Čia tas vabzdys, aš žinau, kiek jam koju, bet jisai miško sanitaras. Ir čia tas daiktas yra... Kas? Ten, kur miške toks va daiktas yra, va. Tai čia kas? Skruzdėlynas! Kas? Skruzdėlynas! Skruzdėlynas po altų gaubtu. Super klausimas! Aš noriu... Sveikinam. Skruzdėlynas. Saldus klausimas, saldus ir prizas. Ašgi sakiau, kad jie skraido, bet ne visi. Poravimusi metu skraido. Patelė skraido. Taip. Aš žinau, kad toks Jie mažiukas, ir- bet mažiukas. Motininės Taip, patelės skraido, bet ne visi. Aš Sakiau. net apie Gali utėles būti pradėjau galvot, apie utėlės skraido. Taip. Ypač kai sprigtą duodi, nuskrenda. Taip, iš karto Telefonai skraido irgi. Be to, labai naudingi, žinot, bet skruzdėlynai, kaip jo? gyvena namuose, juos vadino kaip parazitai, juos naikina. Taip, kad Ne, tai čia viskas. sutikite, pelnytai šį tašką ir pirmąjį pusfinalį laimėjo Antanas ir Stasys. Bravo! Stasys ir Antanas. Na, tikiuosi, kad antrasis pusfinalis bus taip pat įdomus ir labai atkaklę kovą žada dvi poros. Man iš dešinės, jums iš kairės, na, iš tiesų ta legendinė pora, kadaise buvo tikrai vyras ir dabar Gediminas Radvilas. Ir tuomet buvęs berniukas ir dabar jau tikrai vyras Mykolas Vildžiūnas. Tai ta pora, kuri mūsų žaidime apskritai laimėjo pirmąjį automobilį ir dalinosi. Taip, paplokime jiems. Ir tuomet, na, su Gediminu mes jau esam susitikę naujai atgimusiam žaidime, taip ir ne, o štai Mykolą matom pirmą kartą žaidime, bet matėm jūs kitur. Sveiki atvykę. Sveiki. Kiek tada buvo metų jums pačiam?
Jeigu kas nors primintų kelintais metais, tai vyko, galbūt pasakyčiau tiksliai. Galbūt Jeigu aš 12, neklystu, 11. buvo apie 12-13. 12-13. 92 gal. 92, tai Kiek? 11-12 metų. 12. Na štai. Ir išaugo, štai, nežinau, čia mūsų indėlis, ar tėčių genai, ar tiesiog aplinka, į puikų aktorių ir vaidinote netgi visiems taip gerai patikusiam, įsidėmėjusiam filme Tadas Blinda. Jau. Ką ten vaidinot, priminkit. Vaidinau caro patikėtinį, karininką, Blogietį. Lenką Janą Karazumovskį. Ale pan rozumie po polsku? Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Na kaip? Manau, kad žiūrovams taip pat bus miela matyti tą porą, kurie galbūt ir neprisimena, bet dabar jau prikėlėme iš užmaršties dulkių. Linkiu sėkmės žaidime ir jums iššūkį metą taip pat nepėsčia pora. Egidijus Karčiauskas iš Kauno ir Jurgita Jaruševičienė iš Prienų rajono. Jeigu Egidijus žaidęs, tai kiek suprantu, ponė Jurgita, jūs pirmą kartą. Ne, toli gražu. Irgi žaidė. Na štai, susitiko seni vilkai. 3 vilkai ir 1 vilkė. Lapė. Lapė snapė. Gerai. Taigi, turbūt telieka palinkėti sėkmės, gero, gražaus žaidimo. Tema paprasta. Vabzdžiai. Pažiūrėkime, kasgi laukia už teisingą atsakymą pirmajame raunde. Laisvalaikio dovanos.lt dovanų čekis pramogoms. Išsirinkite nepamirštamą skrydį, gurmanišką vakarienę, spa masažą ar ekstremalų pasivažinėjimą formulę. Laisvalaikio dovanos.lt dovanoja svajones. Jūs pirmieji ir po jūsų klausimų ir mano atsakymų, taip arba ne, jums reikia pasakyti literatūros kūrinio pavadinimą. Prašau. Gal tai pasakėčia? Ne, tai nepasakėčia. Ar, Tai skrusdėlė ir žiogas jau atkrito. ar tai yra Jurgos Ivanauskaitės kūrinys? Taip, tai yra Jurgos Ivanauskaitės kūrinys. Ir jūs jau aišku spėsit, o gal dar ne? Spėsim. Gerai. Miegančių drugelių šventovė? Tvirtovė. Tai tvirtovė ir šventovė. Tvirtovė. Miegančių drugelių Tvirtovė. tvirtovė. Tai be abejo, tai Jurga Ivanauskaitė romanas. Ir pagal šį romaną pastatyta puiki kino versija. Na ką, 1-0 labai greitai kažkaip čia, bet kaip matėt, pirmajam pusfinalį taip pat labai greitai 1-1 pasidarė, o paskui vargo su tuos krusdėlynų mūsų krusdėliukai. Sėkmės, dabar jūs pirmieji, antras raundas ir jo prizas. Jūsų laukia naujas, jaukus ir svetingas restoranas White House, įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Pamėnkalnio gatvėje, Pramogų banke. Na štai, prizas pristatytas, dabar jūs pirmaujate, jūs pirmieji. Nei daug, nei mažai. Miestas. Lietuvos. Lietuvos. Gal su bite susijęs? Taip susijęs su bite. Ar Kaip turi... ir prieš daugel metų įpareigota spėti. Taip, na, suprantu, kad Gediminas vėl sako jaunajam savo kolegai, spėt reikia ir tai yra kas? Bitėnai. Su bite susiję iš tiesų. Kaip manot, pataikė ar ne? Kaip pirštų į akį. Kaip pirštu į akį, bet nepataikė. Nepataikė. Ne. Mykolai, jūs paliekat vieną Gediminą. Gediminai, sėkmės. Ačiū. Čia Gedimino buvo versija ir jis dabar prisima visą atsakomybę žaisdamas vienas. Prašau. Ar tai yra iš mažesnių miestų, tarkim, mažesnis negu rajono centrai? Ne. Gal su musė susijęs? Ne, ne su musė. Aš sakiau, susijęs yra su bite. Ai, su bite. Aš sakiau, su bite. Taip, prašau. Su musė nesusijęs. Prašau, jūsų klausimas. Ar jis yra kur nors Žemaitijoje, tarkim? Tas miestas? Taip. Ne, ne Žemaitijoje. To miesto ar miestelio pavadinimas, tame pavadinime žodis bitė yra? Nu, žodžio... Ne. Va. Ne. Gal tai susijęs su kažkokia bičių rūšim? Ne. Tiesiog Būtent su bite. Būtent su bite. Kažkaip. Prašau. Tai gal su medum susijęs? Ne, ne su medum. Tai tas miestas Šiaurės Lietuvoje gal? Ne, ne Šiaurės Lietuvoje. Prašau. Vienas žodis. Taip, vienas žodis. Miesto pavadinimas vienas žodis. Ar tas miestas yra
Dzūkijos kurortas. Taip, pavadinkim. Ne. Ne. Kaip jūs greitai tiesiog save į kampą įsispraudėt ir viena ir kita pora ir dabar toks pato variantas. Prašau, pane Gediminai, ar galit pasiūlyti lygiasias, jeigu varžovai neturi... Dar pabandom. Pabandom dar, gerai, pane Gediminai. Sutikčiau. Jūs sutiktumėt? Jeigu nieko neišgimdom, tai va. Nu gerai, sutinkam. Sutinkam. Gerai, taigi, dabar 1-0 jūs pirmaujat, bet už trečiąjį klausimą kažkuri pora laimės iš karto 2 taškus. Kurie atsako, tie ir keliauja į finalą. O prizas keliauja į studiją. Labas vakaras. Labas tai vakaras. Bus grybų sostinė Varėna. O kaip susijęs su bitėmis? Nes herbe Varėnos yra bitė. Vienintelis miestas Lietuvoje, kurio herbe yra vabzdys, tai yra Varėna. Bitė. Taip, sveikinam. Mes nežinom, kuri pora laimės, bet į tai atsakys klausimas po baltų gaubtų. Trečias raundas ir jo prizas. ROKS – remineralizuojanti burnos priežiūros sistema. Geras skonis ir rytinė gaiva burnoje. Visa tai dantų pastos ROKS dėka. Pirmauja Egidijus ir Jurgita, bet tai dar visiškai nieko nelėmė. Lemtingas klausimas. Baltas gaubtas, jūs pirmieji. Kas čia yra? Klaustą variantą. Ar tas daiktas susijęs su žvejyba? Ne. Ar tai gal yra kaip ir įteisas drabužiams susekti? Ne. Gal tai prietaisas musėms mušti? Ne. Gal čia yra daiktas susijęs su muzika? Ne. Ar tas daiktas valgomas? Ne. Gal tai yra knyga kažkokia? Ne, tai ne knyga. Tai įrankis? Ne, tai ne įrankis. Tai tas daiktas yra iš vienalytės medžiagos? Ne. Jis nėra vienalytis. Tai gal produktas bičių? Ne, ir ne bičių produktas. Ar tai yra garderobo dalis? Ne. Būtumėt spėję peteliškį. Prašau. Nu, pabandyk, bet... Ar tas daiktas naudojamas spec tarnybų? Taip, tas daiktas naudojamas spec tarnybų. Haha, Gediminas jau... Šita šypsena nieko gero jums nežada. Ir Mykolas vėl spėjo, dabar jau savo versiją. Kas čia yra? Tai yra sekimo blakė. Taip, čia yra blakė. Va tokia mažytė, būna dar mažesnių. Taip, tai yra pasiklausimo prietaisėlis. Ne vienalytis, susijęs su visiems gerai žinomu parazitu, tokiu vabzdžiu blake. Ir šiaip pats tas prietaisėlis kartais parazitiškai elgiasi. Tiksliau, žmonės su šiais prietaisėliais gali pridaryti daug bėdos. Na kągi, Gediminai ir Mykolai, sveikinu, jūs patenkite į finalą, liekat prie baltojo stalo, o aš tiesiog noriu padėkoti puikiai žaidusiems, bet šiandieną, matyt, fortuna atsisuko veidu į jūsų varžovus. Ačiū Jurgita, ačiū Egidijau, sėkmės ir iki pasimatymo mūsų žaidime. Ate. Ate. Na štai ir mūsų šiandienos trečiadienio finalas. Mykolas Gediminas prieš Stasį ir Antaną. Prieš prasidedant visom kovom noriu paklausti, o koks to automobilio likimas dabar, kur laimėjot? Kiek žinau, kad Mykolai paties tėveliai paėmė tą pusės dalį pinigais, tai buvo 500 000 vagnurėlių, kaip dabar atsimenu, ir jo važinėjo Gediminas. Taip. O kuris dabar?
Ir aš vieną kartą pasakojau, kai istorija, kad ten mūsų sustabdė policija be numerių, o tik su taip ir ne emblema. Tai dar pusbrolis, kuris vairavo, paskui man pamatęs laidą priminė. Sako, ne tik dėl to. Sakė, mes šešiese ten važiavom. O, šešies. Ir dar vienas grojo akordeonu. Tai prieš savaitę lenkiau automobilį ir savo keliavams uždaviau myslę. Ką tik aplenkėm automobilį su 14 kojų ir 1 uodega. Kas buvo viduj? Oi, 14. Nu tai čia kaip žmonių kojas ir katinas ir šuo. Taip. Olia yra. O, tai godė. Kur prizas mano? Neturit. Kelionė į... Gerai. Na ką, jūs prizų mums neturit, o mes jums turime. Dėmesio, pirmojo finalo raundo prizas. Norite kuo ilgiau džiaugtis gerą sveikatą? Kardiolitoje įsikūrusi šeimos klinika, poliklinika ir ligoninė. Todėl čia jums patogiu metu bus suteiktos visos medicinos paslaugos, nuo gydytojo konsultacijos iki operacinio gydymo. Taigi, kas įdomiausia, kad jūs labai ilgai vargot su daiktu po gaubtu, kurį Stasys ir Antanas iš karto būtų atspėję, nes klausė tam pusfinalė iš karto apie Blakę. Bet jie už tai patys vargo su skruzdėlynu, jūs su Blakėm žinojot iš karto. Skruzdėlyną, tai žinojom. Iš karto? Iš karto. Na be abejo, tai va taip matyti ir susidėliojo. Ypač kai sėdi salėje, tai visi atsakymai žinomi, o dar labiau prie televizoriaus ekrano. Taip. Na ką, o dabar finalas. Muzikos kūrinio pavadinimas. Prašau. Gal Boružėlė apdainuojama ten? Ne, Boružėlės ten nėra nė kvapo. Šitas kūrinys yra lietuviškas. Ne. Olelia. Ne lietuviškas. Olelia. Ar tai klasikinis kūrinys? Taip. Tai yra 100% klasika. Kažkas tas tokia. Kaip čia paklausti? Prašau. O aš galiu klausti, ar tai, pavyzdžiui, susiję ten su bitė, ar su kuo galiu pavyzdžiui pamylėti? Galit. Ar tas kūrinys susijęs su kamanė? Ne. Tai ne kamanės skrydis. O gaila. Gaila. Su muse susijęs? Ne. Ne su muse. Ar tai susiję su vabalų kažkokia grupė ten vėl, tie visi, kur yra? Ne. Tai labai gerai. Ne su vabalais. Atkrenda labai daug. Tai simfonija? Ne, tai ne simfonija. Pabandom tada paklausti, ar tai yra opera? Ne, tai ir ne opera. Daina? Ne, ne daina. Gal mes bandykim autorius įaiškinti? Bandykit autorius įaiškinti. Ar tas autorius yra europietis? Taip, jis yra europietis. Su žiogu susijęs. Kūrinys. Tiesiogiai su pačiu žiogu ne, bet su viena būtent tų žiogų labai gausia rūšim. Bet ne su pačiu žiogu. Nu tai dabar mes jau išsiaiškinom, su kuo susiję, bet dabar reikia kūrinį žinoti iš tikrųjų. Tikrai žinot, kiekvienas iš čia sėdinčių, neabejoju saliai, taip pat prie televizorių ekranų. Sakėt, ne daina, ne? Ne, sakiau, ne daina. Ten, kur Radžis dainuoja apie tuos visus netinka, reiškiasi. O čia klasika? Bus. Kaip čia Radžis ne klasika? Ir ne lietuviškai. Suprantu, kiekvienas klasika renkasi pagal save. Nu, tai... Ačiū, ne. Ačiū, nereikia. Radžis ne klasika. O kas? Bus. Gerai, tai aš paklausiu vis tiek. Paklausiu vis tiek. Bet pagaro mes dabar jam atiduosim tašką, man gaila biški. Bet galima žmonėm atiduoti. Gal tai ką mes, argi mes šikštus. Neblogigi. Jo. Tai su svirpliais susiję kažkas? Ne. Nors čia nelabai. Čia nei opera, nei simfonija. Baletas. Taip, tai baletas. Nėra versijos. Prašau. Jau. Aš dabar jūsų paklausiu, pažiūrėsiu jūsų atmintį. Mes gal dar spėsim. Aš klausiau ir paskui perdaviau, laukiau kiek. Aš dabar paklausiu jūsų ir patikrinsiu jūsų ponas buvęs Seimo nariai atmintį. Galėjom spėti. Ar čia tas atsakymas, kur aš laimėjau kažkada 6 nuliuose kelionę? Neatsimenu, žinokit. Jūs tiek daug žinokit, man prieš akis maskatavotės, aš jūs tada sapnuodavau. Nu taip to. Ar tai yra... Palaukit, prieš tai galit klausti. Aš dabar atsimenu, kai jūs laimėjote tą kelionę, džiaugiausi, kad bent savaitėj nuo mano galvos. Bet laikai sugrįžo. Aine parušėsi. Tas kūrinys yra iš 2 žodžių ir pirmas žodis yra madam. Taip. Skrendam.
Ne. Rimtai ne? Ne. Ten opera. Madame Butterfly opera. O čia yra baletas. Vat ir... Bet ten buvo tas atsakymas. Vat ir jūs grįžot kaip drugelis. Tiksliau kaip kandis. O vienas susikandis. Ar tai vienas žodis? Taip. Tai vienas žodis. Spėk. Spragtukas. Ten buvo. Ne? Variantų iš tikrųjų nėra, yra spėjimas. O kuris spėjate? Aš spėju. Gerai, Mykolai. Galiu ir aš, nu. Arba gali Gediminas spėti. Tai prieš tai neteisingai... Atsigert reikia. Gerai, Gediminai, jūsų variantas. Pamiršom, kas tai per... Seniai mačiau tą baletą ir dabar pamiršau, kas tas per daiktas. Tai bet pavadinimo, to daikto nereikia. A jau mes klausimą Jūs jau uždavėm. klausėt, taip. Tada dar nespėjom. Dar nespėjom. Gerai, prašau. Autorius italas? Ne, autorius ne italas. Rusas autorius. Taip, autorius rusas. Nu, tai gal ir tas. Gal ir tas. Tai kuris spėjat Gal dabar? Mes tiesiog nesam tikri, ar toks vabzdys. Gal tu spėjai. Spragtukas. Spragtukas. Tokio vabzdžio nėra. Čia yra tas. O gal yra? O gal yra panašus į žiogą? Praksis. Patys pasakė ir patys abejoja. Na čia panašiai kaip su ta bite. Galim nežinoti, bet varėną buvo galim įsiaiškinti. Taip ir su šito baliu. Taip, tai spragtukas. Bravo. Koks labo spragė? Ne. Nespragė. O kas? O dabar labai paprastas dalykas. Tai, ką mes matome pievoj, tie mažiukai, mes vadinam juos žiogais. Nors iš tiesų žiogas tas didysis žalias. O tie mažiukai, jie yra spragtukai. Tie šokinėjantys žiogeliai, jie yra spragtukai. Taip ir vadinami. Mes tik šiaip savo spėjom. Šiaip savo, bet pataikėt. 1-0. Bravo. Taigi, spragtukas, plojimai. Baltajam stalui, jie pirmauja finale 1-0. Antrasis raundas ir jo prizas. Ilgiausiai statomas ledo šou Europoje. Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas. Europos ir pasaulio čempionai. Pirmą kartą Lietuvoje olimpinė viltis Izabela Tobijas ir Deividas Stagniūnas. Prizas pristatytas, jūs klausėt pirmieji. Bet jie laimėjo. Taip, jie laimėjo 1-0, jie pirmauja. Priežodis. Prašau. Tai aišku, lietuvių liaudės priežodis, taip? Taip, lietuvių liaudės priežodis. Gal tam priežodis žodis yra įkyrus? Ne. Tas priežodis yra iš daugiau negu 3 žodžių. Ne. Tai iškas trumpas. Gerai, trumpas iškasi. Gal yra žodis kandės? Kandės, kaip čia turėtų minėti dalyvis. Kandės. Kandės. Kandės, su e-nosinė. Su nosinė. Ne. Per lengvas. Ar tas vabzdys susijęs su stakliškėmis? Ne. Apie musę vis dėlto, ne? Ne. Vis dėlto ne apie musę. Na štai, bitę ir musę atmetėm. Tai va. Ai, nu gal būsiu... Biškai dabar jau nebereikėtų tokio klausimo klausti, bet aš vis tiek paklausiu taip. Gal nereikėtų, bet gal ir neklauskite tada. Reikėtų ir išsiaiškinti vieną mano vabzdį. Dar reikėtų, vabzdį kažkaip. Tas vabzdys 2 gaideliuose dainoj paminėtas? Ne. Tai ir ne uodas. Bet kaip... Vietoj to, kad paklaustų, ar tai uodas, ar gaideliuose paminėtas. Ne. Nu, tai čia taip liaudiškai. Taip, mes suprantam, puiku. Na štai, musė, bitė, uodas atkrito. Su širšė susijęs. Taip, susijęs su širšė. Tuoj. Vat. Kuždėjusi ir atrodo prisikuždėjo Gediminas ir Mykolas. Ar jūs atsakinėsit, nes Stasys jau spirga. Skaičiuoju iki 3. Noriu išgirsti versiją. Jei ne, perleisim. Širšių lizdas. Stasys sako, jes, kas tas jes? Ne, jį nepataikė. Nepataikė. Aš einu sulčių gerti. Manau, kad neturėjo pataikyti. Čia būtų absurd. Skanės sultis. Skanės sultis. Pataikė. Pataikė. Mama, negali būti. Širšių lizdas. Ne. Ne. Aš dabar prieš spėjimą paklausiu tokį kitrą klausimą. Paklauskit, kol kas Mykolas eina štai... Jūs kadangi minėjot, kad čia aš kaip laimėjau, čia buvo trampampam, tai... Kas buvo trampampam? Kad nenorėt manęs matyti, tai čia... Jums tai gal ir buvo trampampam toj kelioniai. Ai, nu gerai, tvarkoj. Tai kas? Klausiu kitaip, priežodis iš 2 žodžių. Ne. O, nepaklausiu. Atsakau atsakymą. Įkyrus kaip širšė. Aš nepaklausiu, ar aš esu toks esu jums.
Kad įkyrus kaip širšė, taip norėjau paklausti. Toks ir esu. O toks yra priežodis? Ne. Ar įkyri kaip širšė, nežinau, bet yra tikrai. Aš skaičiuosiu iki 3, jeigu pasitaisysit, įskaitysiu atsakymą. Jeigu ne, tuomet dėja... Gersim. Taip. Taigi, laukiu pasitaisymą. 3... Įkyrus kaip? 2... Įkyrumas kaip širšės. Ne. 1... Įkyri širšė, paprasčiausiai, tada 2 žodžiai, nu ką žinau. Ir 0. Tasy, kad ir kaip gaila, bet jums teks pasitraukti. Aš negaliu įskaityti šio jūsų atsakymo. Deja, ne. Laukiam lygiųjų. Pone Gediminai, šansai lygus. Atrodo, kad dabar viskas jūsų rankose. Bet žodis įkando, yra? Ne. Nu tada jis tegus. Žodžių įkando nėra. Antanai, aš manau, kad šitą žaidimą reikia perleisti tam staleliui. Tai dabar galit klausti ir paskui... Ne, tai reiškia, kad mes sukertam rankom ir grįžta abu žaidėjai mūsų kompanionai. Kiek suprantu, Antanas siūlo lygiasis. Taip? Ar teisingai suprantu? Taip. Gediminai, ar sutinkat? Ar yra žodis zyzė? Ne. Tas vabzdys gelia? Taip, jis gelia. Tai mes jau aiškinom, kad tai širšė. Bet lizdas yra žodis, ar ne? Ne. Nėra lizdo. Prašau, Antanai. Toje frazėje yra vienas žodis, kuris reiškia emociją. Taip, yra emocija reiškiantis žodis. Antanai, jeigu dabar pataikai 1-1, jeigu ne, šis taškas atitenka varžovams. Bet kuriuo atveju bus gerai. Bet kuriuo, kažkam bus gerai, prašau. Pikta kaip širšė. Taip! Taip! Piktas arba pikta kaip širšė. Atrodo paprasta, visiškai paprasta. Apie save galvoju. Jau kai širšiai išsiaiškino, galvoju, kad jūs atsakysit. Jau kai pasakė, kad kaip įkyrus, na, yra įkyrus kaip musė, bet įkyrus ir piktas kaip širšė iš tiesų, iš esmės skiriasi. Aš nesu piktas, aš apie save galvoju. Ajajai, piktas arba pikta kaip širšė. Priežodis, na, žinomas kiekvienam. Gerai, nuo to tik įdomiau. Bet aš siūliau lygiasias. Tai čia jau dabar nereikia barstyti druskos ant žaizdos, geriau ją medum patepti. O mes viską išsiaiškinsim trečiajame finalo raunde. Dėmesio, prizas. 7 Life dovanoja jums pakvietimus į unikalią gyvos muzikos ir aistringų šokių fiestą atkeliavusią tiesiai iš Kubos. Passion de Buena Vista. Iš tiesų šiandieną slidi tema, nes atrodo, kai nebėra kur trauktis, tik belieka pasakyti teisingą atsakymą ir vieni ir kiti, na, kaip jau duoda į šoną, tai net gražu žiūrėti. Bet dabar viską lemiantis raundas. Kas čia yra? Ar su vabalais susiję paklausti? Ar tas daiktas naudojamas siuvant? Siuvant? Gali... Ne. Gal per paprastas, bet vis tiek atmesim variantą, tai susijęs su muzika. Su muzika? Ne, su muzika nesusiję. Prašau, Mykolai, Gediminai. Tai gal nesusijimu, o susiegimu susijęs? Ne. Jie kaip ir nemokėjo paklausyti, gal mes paklausim tokį klausimą. Ne, tai be abejo, jeigu jie nemokėjo, tai jūs tikrai mokėsit. Ar tas vabzdys jau atsakymuose nuskambėjo? Vat aš to irgi norėjau klausyti. Atsakymuose? Ne, labai per abstraktus. Normalu, tai daug iškrenta. Tas daiktas gaudo vabzdį? Ne. Tada paleidžia. Jie to nepaklausė, tai gal to. Aha, dabar turi versijas. Viskas pastatyta ant kortos, tiksliau po baltų gaubtų padėta. Kas čia yra, prašau? Su muse susijęs. Taip, susijęs su muse. Tai muselė. Kokia muselė? Nu, žvejybos. Žvejybos muselė. Variantas įdomus. Jeigu pataikė, taip, tai jau buvo spėjimas. Gediminas galėjo pasikrašyti. Taip, tai muselė! Sveikinu!
Taip, čia buvo žvejybinė muselė, labai maža, bet ant jos pagavo didžiulę sėkmę. Taigi, kaip ir kažkada, patenkat į mūsų žaidimo superfinalą. Jums sėkmė šypsosi, žiūrėkit, po tiek metų vėl istorija kartojasi. Pažiūrėsim, ar pavyks atsakyti superfinale. Antanai, Stasy, aš manau, kad tiliek jums padėkoti, o savo garsiuoju šūkiu Stasys Petraška sušūks bravo finalo nugalėtojams. Kai laimės. Ką laimės? Kelionę į... Ne kelionę. Superfinalą. Gerai, tuomet kviečiu jūs prisėsti prie salės žiūrovų, o mes keliaujame į superfinalą. Na štai, turit matyti įvairiausių variantų, dar kol kas galite juos aptarti, o mes pristatysime tuos 6 prizus, vieną iš jų išsirinksit mesdami kauliuką. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt – patogi paskola per 15 minučių. Jei norite patirti Azijos magiją, užburiančią kalnų jėgą ar iš naujo atrasti Europą, mums pakeliui. Renlena – viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetų lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą, su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt. Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Gerai, kuris mesit kauliuką? Mes. Gediminas ar Mykolas? Mes kažkada kart mečiau. Ane? Ai, tai tada automobilį išmetė Gediminas. Taip. Gerai, tai tuomet Mykolai, jeigu nesunku, per galvą ir į tą žiūrovo pusę tik ant Stasio neužmeskit. Oi. 5. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Labai ūkė praverčiantis prizas, kaip tik tas paukščiukas, kuris kartais naikina ir lesa tuos vabzdžius, ypač kenkėjus. Aš turiu omeny Zylę. Taigi, sulčiaspaudė Zylė ant šiandienos mūsų superfinalo žaidimo svarstyklių ir dėmesio jums reikės per minutę atsakyti, kas bus po baltų gaubtu. Na štai, klausimėlis jau ir atkeliavo. Prizas išrinktas, pažiūrėsim, ar Stasys jūs savo garsių šūksnių sveikins ar ne. Jūs pasiruošę? Taip. Taigi turėsite 1 minutę laiko. Per ją manęs klausinėjate, o po jos turite atsakyti. Kas čia yra? Prašau. Su muse susijęs. Tai plačiaja prasme su muse. Su jų naikinimu? Ne. Su mušimu? Ne. Su kažkokiais paspendimais? Ne konkrečiai su muse. Ne konkrečiai su muse. Daiktas, įrankis. Ne. Prietaisas. Ne. Užrašyta kažkas. Ne. Muzikinis. Ne. Ne, prašau. Valgomas? Ne, nevalgomas. Nevalgomas. Ne. Plačiaja, tik plačiaja prasme, su musele,
Su grybu? Ne. Laikas. Bet čia matyt jums ir pakiš tas dalykas. Tai yra kažkas susijęs, gali būti su musele, gali būti apskritai su bet kokiu vabzdžiu. Tinklelis, spėjau. Spėjat, kad tai yra... Mašalų tinklelis. Mašalų tinklelis. Nu, nebūnai mašalų. Tinklelis. Tinklelis. Ai, taip, neprietaisas. Viskas. Na, tai tinklelis galbūt, kaip kas vertina, galbūt neprietaisas, bet kažkoks tai kaip... Nu, tai bitininkų, pavyzdžiui, tas ant veido. Supratau. Na, bet kuriuo atveju tinklelis apsaugantis nuo vabzdžių, ar nuo bičių, ar nuo musių, ar nuo visų kitų. Ne. Man labai gaila, kad šį kartą superfinale jums nepasisekė pakartoti to, kas buvo taip seniai, praktiškai prieš 20 metų. 2 kartus į tą pačią upę. Į tą pačią upę sunku įbristi. Nors kartais museliai, mašaliukui ar vabzdžiui, nors čia yra konkrečiai muselė, pasiseka prieš milijonus metų įbristi į kažkur ir įklimti. Ai, gintarą, aišku. Kas čia yra? Inkliuzas su musele. Taip, gintaras, inkliuzas su musele. Štai. Ir tai iš tikrųjų yra muselė. Yra. Yra muselė, yra. Manau, kad televizijos žiūrovams taip pat parodysim. Štai kokia graži muselė, už kurią mes labai dėkingi Kazimiero Micgirio galerijai. Ir manau, kad ši muselė jūs šiek tiek ir paklaidino. Muselė gintare. Inkliuzas. Tikrai gražus klausimas ir vertas superfinalo. Bet nenusiminkite. Aš manau, kad pajutot to ankstesnio gero žaidimo skonį ir kartą paragavęs negali sustot. Gediminai, Mykolai, sėkmės filmuojantis, sėkmės kuriant ir kaip turėsit laisvo laiko, Mykolai, užsukit, mes visuomet jūsų lauksim, kaip ir jūsų Gediminai, kaip ir jūsų visų mėly televizijos žiūrovai, kitą trečiadienį. Iki pasimatymo. Ate.